Analizė rodo, kad klimato krizės sukeliamas ekstremalus karštis vasarą skatina ir taip Europą alinančią sausrą. Ją daugiausia lemia lietaus trūkumas, tačiau vis daugiau įrodymų, kad dirvožemiui sausėti užtenka užsitęsusių karščio bangų. Sausros padariniai matyti ne tik žemės ūkyje, nusekusios upės trikdo ir laivybą. Tūkstančiai hektarų išdegusios žemės, tai kas akį rėžia, bet užsitęsusių, stipresnių ir dažnesnių karščio bangų padariniai gali būti ir netokie akivaizdūs. Dalis jų pastebima tik patyrusiai akį. Antai vakarų Prancūzijoje, kur vynuogyno šeimininkas mėgina įvertinti jo ūkį užklupusios sausros padarytus nuostolius. Tokie vynuogė visiškai mirusi, kaip sakome, sudegusi. Gali ją laistyti kiek nori, uogos mirusios, nieko iš jų nepagaminsi. Šioms vynuogėms galas. Gera dozė lietaus galėtų dar daug ką pakeisti, tad viskas priklausys nuo ateinančių savaičių, tačiau kol kas jis ruošiasi mažesniam nei įprasta derliui. Tarp vynuogių likę tarpai, vadinasi, augalas kenčia. Visos uogos turi liestis viena su kita. Išspaudęs tokią vynuogę išgausi tik maždaug 50% to, ką galėtum išgauti. Tokia pat problema ištikusi ir ūkininkus Austrijoje. Dėl karščio ir sausros šalies rytuose derliaus nuėmimas prasidėjo 2 savaitėmis anksčiau nei įprasta, tačiau dėl menko kritulių kiekio rudens prognozės taip pat niūrios. Pavyzdžiui, kai kur kukurūzai iki šiol dar neišauginę burbuolių. Jie pasiekė svarbiausią augimo etapą – plieninę brandą. Būtent per ją kaip tik praranda visą energiją. Net čia augalai nuo pusės iki metro aukščio. Įprastai kukurūzai užauga iki 3 metrų, tačiau derlius bus prastas. Ten, kur kultūros neauga, karščiai atnešė kitų gamtos staigmenų. Antai ši Belgija vingiuojanti upė skaisčiai pažaliavo. Galbūt kai kam gražu, bet žmonių ir gyvūnų sveikatai gali būti pavojinga. Dumbliai ir melsvabakteris. Ir iš visų melsvabakterių viena ypač pavojinga. Ji gamina toksinus. Vasarą toks žydėjimas labiau būdingas tvenkiniams, ežerams ir kitiems stovinčio vandens telkiniams, bet tvyrant sausrai, mažėjant kritulių ir džiūstant požeminiams vandenims, upių tėkmė, kurioje maišosi vanduo, lėtėja, tad daugintis organizmams sąlygos darosi palankesnės. Situacija palengvės tik rudenį. Deja, nieko negalime daryti, tik melsti lietaus. Nukritęs upių lygis vidurio Europoje kelia laivybos problemų. Dunojaus atkarpa Slovakijoje ir Bulgarijoje jau nuseko tiek, kad kai kurie gilesnio dugno krovininiai laivai juo nepraplaukia ir yra priversti laukti, kol upės lygis pakils. Dunojus paprastai pasižymi hidrologinio režimo pusiausvyrą. Neįprasta šiuo metų laiku matyti tokį žemą vandens lygį. Miškų dirvožemis, pasak jį Prancūzijoje tiriančių ekspertų, neįprastai sausas. Tai visiškai neįprasta ir kelia daug nerimo, nes tai, ką matome, atrodo kaip vėlyvos vasaros augmenija. Sausas karštas oras garina vandens atsargas, o karštis verčia jos naudoti daugiau. Problemų derinys, kurį spręsti laikui bėgant, darysis vis sunkiau. Kauno